Labą dieną, gerbiami telšiškiai. Algirdas Bacevičius su jumis. Esu Telšių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos pirmininkas ir šaukiu komisijos posėdį antradienį, 15 dieną, kuriame bus tyrimas jau pradėtas komisijoje dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos nario Kęstučio Gusarovo įdarbinimo savivaldybės įstaigoje. Praeitam posėdį mes komisija pradėjo tyrimą pagal gautą informaciją, kad Telšių savivaldybės įstaigoje, kuri vadinasi dabar Žemaitijos verslo centras, VŠI Žemaitijos verslo centras, pasirodo pagal duomenis gautus iš VRK yra įdarbintas Gusarovas dirba, jis be to dirba Mažeikių savivaldybės įstaigoje nakvynės namų direktorius Mažeikių, pasirodo dirba ir Žemaitijos verslo centre ir dar gauna atlyginimą savivaldybės tarybos kaip narys. Tai vat. Ir Žemaitijos verslo centrą, priminsiu informaciją, kažkur buvo pasidalinta tinklapį, rodo, kad tik 3 žmonės dirba, ten Gusarovo nėra. Paskui pažiūrėjom į rekvizitai LT, ten pasirodo 13 žmonių dirba. Kas dirba neaišku ir nieks neaišku. Paprašiau Gusarovą parašyti atsiliepimą. Atsiliepimą jis atsisakė pateikti informaciją. Paprašiau atsisakė pateikti, reiškia ir kas slėpti. Bet mes įsiaiškinsim, kad jis ten dirba, tai ir deklaracija yra parašyta, kad jis dirba, gauna atlyginimą, irgi kokiom valandom dirba neaišku, nes visą dieną turi dirbti Mažeikis visą dieną, plus taryboje, savivaldybės tarybos narys yra, vyks pas mūsų posėdžiai, faktiškai reikia dirbti taryboje kažkada, reikia dirbti, ruoštis posėdžiams, tarybos ir komitetų, ir komisijų, kokių jis ten narys yra. Ir dar dirba ten Žemaitijos verslo centre. Dirba, nedirba. Neaišku, kada jis ten dirba, bet atlyginimą gauna, tai faktas. Ir iš 3 įstaigų Gusarovas gauna atlyginimą. Mano paskaičiavimas, jis gauna apie 5000 eurų atlyginimą gauna iš tų 3 įstaigų. Nėra blogai. Tai yra keisti dalykai, kada didžiausia didelė bedarbystė Telšių rajone yra. Žmonės neturi darbą, emigruoja, jaunos šeimos išvažiuoja, palieka Telšius, čia senėjam visi. Todėl, kad tokie kaip Gusarovas gauna atlyginimą iš 3 įstaigų, vaikai užauginti, namai pastatyti, žmogau, ko tau trūksta. Tai aš išvelgiu, ta veikla yra nelabai graži veikla. Susigrobė visus pinigus, kitiems nepalieka. Ir ką, dabar apie 5000 Seimo narys tik negauna, kaip dabar Gusarovas gauna. Seimo narys gauna žymiai kuklesnį atlyginimą, taip kad jie jau čia yra. Seimo nario atlyginimą gali gauti Telšiuose ir dar didesnį pasirodo, jeigu tu esi socialdemokratas, jeigu Mažeikis valdo socialdemokratai, Telšius valdo socialdemokratai ir visi čia vietiniai socialdemokratai gyvena gerai, bet mes kiti likusiai nemanom, kad jie turi vieni čia gerai gyventi, o kitiems nieko nereikia. Tai reiškia yra didinamas atotrūkis tarp žmonių, vieni gauna 5000, kiti gauna 820 ar kiek ten. Ir emigruoja, Lietuva mažėja, rajonas skursta. O tokie neprisideda prie, kaip Gusarovas neprisideda, kad būtų geresnė situacija. Svarbiausia jiems savo reikalai, šeimos reikalai, asmeniniai reikalai. O apie kitus rajoną žmonės jie negalvoja. Tai antradienį svarstysim, pasižiūrėsim. Gusarovas atsisakė teikti informaciją, bet yra įstaigos direktoriai. Esu prašęs raštą, kad pateiktų duomenis. Praėjo jau 2 savaitę, duomenų nepateikė, nėra duomenų, bet pagal įstatymą jie privalės pateikti duomenis, mes įsiaiškinsim, ką jis ten dirba, už ką pinigus gauna ir taip toliau. Tokie negraži dalykai yra. Ačiū dėmesį.